Labas rytas, šiandien yra 5 kelionės diena, atsikėlėm, susidėjom daiktus, dabar laukiam pusryčių, nes pusryčiai prasideda po 7:30. Ir kadangi naktį lyjo, tai rytas būna toks debesuotas, labai daug debesų, žemų debesų. Ir čia kalnuose dažnai išplyja vasarą, manau. Tai žaibai, lietus ir tokie debesis ganėtinai dažnas reiškinys. Ir orai labai permainingi, gali būti labai karšta ir staigiai ateiti audra, kaip ir buvo prieš 2 dienas, kai buvom vidury kalnų. Atsiskaitėm, keliaujam į Braės ežerą. Keliaujam, daug žmonių visai, kaip ir buvo tikėtasi, bet kitaip mums neišeina. Jeigu norim aplankyti, tai apeisim ežerą, bandysim kelt droną. Parkingas 7 eurų. Parkingas 7 eurų, įėjimas nemokamas, ne? Taip. Įsijungi kamerą, pasakyti, kad rokas gražus. Muzika mano ausims. Nes šiandien dažniau sakai. Labas rytas. Šiandieną mes esame prie Braės ežero, kuris yra Dolomituose, Italijoje. Ir apėjome apie ežerą, labai gražu. Vanduo žydras, kalnai ir byloja kelios legendos. Tai pirmoji legenda yra ta, kad naciai čia slėpė savo auksą ir šio ežero dugne yra 10 tonų aukso. Taigi ta legenda įtikinamesnė, kad dugne galima patekti į kitą pasaulį. Gerai, gali plačiau? Mistinė, ten labai tokių žodžių, aš nelabai suprantu, aš po to Kas kitam išsiversiu. pasaulyje yra? Kavos yra? Turbūt. O toks ežeras yra kitam pasaulyje? Aš manau, kad ten veidrodinis efektas, ten persisuka kitaip pasaulis ir taip dabar yra ir taip persuka ir ten kitas pasaulis. Tai batus nešioji ant rankų? O kelnes ant viršaus? Sustojom kavos, aš sustojau kavos. Rokas turėjo irgi sustoti. Turim laiko, nes vyksim į kitą vietą. Apėjom, nesudėtinga, gražu, lengvas ėjimas. Ko lengva? Kai laksto? Galima valtį išsinuomot. Man atrodo, valtis kainuoja 50 eurų. Privati. Taip. O jeigu nori dalintis dar su kitais žmonėmis, iki 5 žmonių, tada 15 eurų žmogui. Taip, bet mes kai atvykom, jau visas buvo išgrobtas ir droną net nekėlėm, po to tik. Nu, šiaip ne pastoviai ten jos būna.
rezervuotos ir užimtos. Bet neturim to legendinio kadro, kuris yra labai populiarus. Su valtim? Nu, vandenį valtis ir skrendi per valtis, nuleidęs kamerą į valtis ir tada pakyli kalnus. Tai Čia nereikia. yra most popular. Tai atsisiųsi iš kitur. Gerai viskas. Čiau. Baigiam. Viso gero. Pasigrožėjome ežerų, o dabar leidžiamės į kelią, nes laukia apie 100 km kelionė iki kito viešbučio. Išsukus iš pagrindinio greitkelio mus pasitiko tokie keliukai. Iš pradžių buvo juokinga, kol neprivažiavome vietų, iš kurių visiškai nesimatė iš priekio atvažiuojančių mašinų. Dažnai užstojo akmeninės tvoros arba aukšta žolė, bet Rokas puikiai susitvarkė ir saugiai pasiekėme viešbutį. Atvykus nusimetėm daiktus ir iškart važiavome iki kito žygio, nes laikas labai spaudė. Tai va, šiandien antras jau žygis Adolfo Munkelio. Su tokiu vaizdu turėtumėm nueiti iki jų apačios ir gausis toks ratukas. Šiaip tikrasis žygis, Rokas sakė, kad yra 10 km vieną pusę ir tada grįžti su autobusu. Bet čia yra, bet nulaužė sistemą, rado tokį apėjimą, kur yra tokia kilpa. Dabar ruošis. Pasiruošimas vyksta. FPV. Kelintą filtrą galvoju įdėti? 16 gal? Nu jo, nes šis su 8 ir dar 4F dabar padarytas. 16 dėsiu. Should just walk away, but you hold on me. Pasislepia saulė. Apsiniaukiai, tikimės, kad nepradės lyti. Ir visą tai vyko vos per keletą minučių. Per kokias 5 gal. Mes stojom, pafilmavau, Rokas ruošė droną ir dabar jau skraido. Ir apšvietimas pasikeitė visiškai. Bet tikimės, kad neužpuls lietus ir grįšime sausi. Nes kedai jau 2 dienas džiūsta, neišdžiūsta.
kelias, mes ėjome ten, o turėjome čia. Tai teko sugrįžti. Va. Aš tą suoliuką tai mačiau, o kad čia tie varteliai net nežinojau. Ten kažkur valgo karvę. Ir tai akivaizdžiai girdisi. Mūsų ir vėl laukia jau klasika tapęs grįžimas per kiaurai pliaupiantį lietų, po kurio niekas nebefilmuojama, nes visos kameros tiesiog išgyvena išlikimą. Ties tuo ir pabaigsime, susitinkame kitame video.